Sveiki. Tai tęsinys toliau. Myniau iki nakties. Minu naktį, kraunu ramputę. Tam, kad pasiekčiau miestelį, praktiškai buvo apie 9 val. Vakaro, kai pasiekiau. Ir tam miestelį buvo net 3 bankomatai. Ir aš labai skubėjau pasiekti, kol dar neužsidarė visos kavinės ir parduotuvės, tam, kad pasiimti grynųjų pinigų ir nusipirkti kažką dar prieš naktį pavalgyti. Ir kai atvykau į tą miestelį, nei vienas bankomatas man nedavė jokių grynųjų pinigų, todėl kad ramadanas buvo pačioje pabaigoje ir bankomatai tiesiog nebeturėjo tų pinigų. Likau be maisto, be vandens ir be grynųjų pinigų. Tai pinigų turėjau tik kortelėje, tačiau kortelėje negali niekur atsiskaityti. Maroke. Netikėtai sutikau vieną marokietį, kuris man nupirko jogurtą, nupirko atsigerti ir nupirko plytą šokoladą, kur iš karto viską suvalgiau. Prieš tai dar praleidau apie pusvalandį tokioj mažoj krautuvėlėj. Bandžiau paaiškinti vietiniui savo situaciją, kuris suprato tą situaciją ir jisai man dėjo taip pat mažą Coca-Colos buteliuką ir šokoladą. Tai tuos visus dalykus, kuriuos gavau būtent tam mieste, tą vakarą aš iškart suvalgiau ir myniau tiesiog toliau, myniau per naktį, kol išaušo. O ką daryti? Reikia spėti keltą. Pasisekė man. Dėkoju geriam žmonėm. Minu toliau. Pasilabinau ir atėjo. Labas rytas. Esu kely. Smigau 30 minučių. Aš nuo vakar ryto spaudžiu. Su sustojimais, ten filmuoju, pafotkini. Vėjas visus mano planus sujaukė. O aš negaliu realiai spausti 24 valandas. Daugiau net. Dabar irgi spaudžiau naktį. Ir dabar spaudžiu. Ir vis tiek dar 200 km liko. Nes čia kalnai. Tai labai man pikta dėl vėjo. Su labai susinervavus. Ir pikta. Viskas nakties metu buvo saugiai, nebuvo labai daug eismo. Ir paryčiais pasiekiau degalinę, kurioje galėjau atsiskaityti kortelę. Tai man labai pasisekė, iškart pasiėmiau 3 kavos, daug atsigerti ir maisto. Pavalgiau ir važiavau toliau. Įsivaizduojat, važiavau ir po keliu radau, kur kortelę galima atsiskaityti. Pagaliau pavalgiau, išgėriau 3 espreso, suvalgiau didžiulį sumuštinį. Dabar jaučiuosi soti. Šiam momentui. Tai labai gerai, šiek tiek atsigavau, bet nuovargis yra. Bet dabar toliau reikia minti, nes paskaičiavau, turim 200 km 10 valandų, tai mes praktiškai būsim lygiai 10, man reikia būti 11, tai dar su sustojimais gausis. Visą dieną myniau tam, kad spėti į keltą. Esu pavėsi, pasiektas miestas, bet dabar vėjas vėl priešais. Ir galima važiuoti taip tiesiai arba į ten. Tai aš važiuosiu per tą pusę, atstumas visiškai identiškas. Laivukas išplaukė 23:59. Tikiuosi spės, rodo 8 valandas minimo, tai labai stengiuosi minti. Pavargau. Bet reikia toliau minti. Minam toliau, nėra nei kada čia pauzę daryti, nei nieko. Aš jau, man atrodo, tam laive ir pamėgos ir pavalgęs ir viskas susitvarkys. Reikia minti, kuo skubiau tą Ispaniją. Vėl tas vėjas. Žiauru. Liko 100 kilometrų. Kiekvienas Maroke kampelis. Slėnis perėjo vis kitokia, vis įdomu, vis nauja. Dabar tokiais slėniais važiuoju, vėl keičiasi vaizdai. Karšta šiandien diena. Lūpas visus išdžiūvusios. Ir vieną dalyką aš
buvau pamiršus, kad visgi nors ir Afrikos žemynas, tačiau būtent ta, kuri yra Ispanijos dalis Šiaurės Afrikoje, laiko zona yra skirtinga, skiriasi 2 valandom. Neįvertinau šios situacijos. Ir taip pat man sutrukdė vietiniai, kadangi aš susidūriau su beprotišku vėju vienoje kalnų perėjoje, likus apie 80 km. Aš einu. Lygiai tas pats, kas vakar. Teko stoti, teko tranzuoti, patranzavau, mane pavežė apie 10-15 km vienas vietinis, išlaipino ir mane pradėjo Afrikoje sekti, neįsivaizduoju kas, grupuotė, kurie teigia, kad čia yra viskas dėl tavo saugumo, tai praktiškai sekė 3 mašinos, vienas mopedas, pasikeičiant, tai už manęs važiuoja, tai prieš mane, tai jau iš Turkijos išmokau ir žinau, ką reiškia, kai esi sekamas, iš karto atkreipi dėmesį, tai iki pat miesto apie 20-30 km buvau praktiškai sekama, tuo pat metu dar kalbėjau ir su draugu ir filmavau juos ir jų veidus ir tas mašinas ir stojau ir aiškinausi ir kalbėjau, kodėl jūs taip darot, man saugiau vienai, kodėl jūs mane sekat ir tai buvo tikrai šioj vietoj prarasta nemažai laiko, gal iki valandos tam, kad spėčiau keltą, nors jau buvau netoli Ispanijos sienos Afrikos žemyne. Tai viena iš tų situacijų, kur linkėčiau žmonėms nepasitikėti niekuo, važiuokit savo kryptim, neklausykit, ką kas sako, nes, sakykime, mano atveju pasisekė tas, kad aš pasiekiau miestą. Ir ar tai, kaip jie teigia, kad yra apsauga, yra tiesa, ar buvo tai tiesa, aš neįsivaizduoju, bet aš labai abejoju. Pavežė mane iki čionai, manau, sumažėjęs jas 25 km. Dabar turiu 50 km per 3 valandas įveikti, nes reikia spėti būtinai, tai bandysime. Šitą mašiną mane seka jau. Buvo ir kitų mašinų. Matot, kaip jinai lėtai važiuoja. Jinai visą kelią važiuoja už manęs arba prieš mane, o prieš tai irgi sekė, net stabdė, tai tada greit paskambinau dar draugui. Ta vakarą keltas turėjo būti naktį, aš į keltą nespėjau, vėlavau 40 minučių. Tai atsidūrus Ispanijoje nusprendžiau pirmas dalykas tai pavalgyti. Tuomet susirasti nakvynę, tačiau nakvynės nepavyko susirasti, nors ėjau per viešbučius ir klausiau, ar dar turit laisvų vietų, sakė, niekas neturi. Įsikūriau paplūdimyje iki paryčių. Prižiūrėtas saugus miestas, dažnai važiavo ir naktį policija palei pakrantę tikrino. Bet sakau, viskas sėkmingai iki pat ryto, ryte nuėjau papusryčiauti, ėjau vėl prie keltų, nusipirkau naują kelto bilietą tai pačiai dienai, atgal į Europos žemyną, persikėliau keltu atgal ir turėjau spėti tada į autobusą, į kurį aišku nespėjau, nes vėlavau 15 minučių. Ačiū Dievui, iš socialinių tinklų susipažinau su vienu geru žmogumi, kuris atvažiavo manęs paimti, tol kol aš laukiau McDonald'e, 80 km nuo Malagos oro uosto ir mes nuvažiavom pas jį namus, jis jau buvo paruošęs irgi kartono dėžę, supakuoti dviratį, jau nusipraustus, tada supakavom visą dviratį, visą įrangą ir kitą rytą jisai mane nuvežė
parvežė iki oro uosto ir aš spėjau į savo skrydį. Tai visa šita situacija buvo labai intensyvios dienos ir aš tikrai atrodžiau jau labai prastai, buvau labai daug svorio numetus po Afrikos, tačiau viskas galiausiai baigėsi gerai. Tai tokia buvo mano kelionės pabaiga, viena netikėtesnių ir sunkesnių. Kelionės apibendrinimą, dviračio apibendrinimą taip pat padarysiu ir pamatysime kitame video. Ačiū, kad žiūrit ir iki.